Tai va, tokia Tuso gatvelėje gyvenam, veiksmas juda čia visur kol kas, blem, sunku suprasti kaip čia kas. Nu ką, daiktai sukrauti ir vykstam į Aziją. Atvykome į Hošiminą, laukėme lagaminų jau kokią 20 minučių, kažkas tokio, turėjom 10 valandų skrydį. Išsikvietėm taksi pirmą kartą ir laukiam, kol paims mus, tai už 3 minučių turėtų jau būti. Kondiškiai veikia, jau geras ženklas. Vonia. Tualetas, vonia. Tvarkingai, bet nėra fancy, bet viskas. Bus gerai. Tai viešbutis mums kainavo 25 eurai parai ir mes pasiėmėm 3 dienas, ne? Jo, 3 naktis čia būsim. Šiaip iš tiesų labai atrodo paprastas viešbutukis, nėra nieko ypatingo, bet kas man faina, kad yra normali lova, dušas, viskas kaip ir good. Gabrielė turbūt labiausiai didžiausias nefainumas, kad pagal nuotraukas buvo spinta drabužių ir jos nėra. Tai toks drabužius ką ant grindutės kartu dėsis. Nesvarbu, viskas gerai, nu čia vis tiek dabar laikotarpis bus 1000 lagaminų, tai viskas čia yra gerai. Nu, tik šiaip čia toks buvo pastebėjimas, kad kitą kartą visai, žinai, ir gerai būna pasikabinti kažkam, nu, pasidėti tiesiog, kad būtų jau patogumo. Tai va, tokia Tuso gatvelėje gyvenam, veiksmas juda čia visur kol kas, blem, sunku suprasti kaip čia kas. Apsilankėm vienoje populiariausių vietnamiečių vietų, šiaip tai žiūrint į patiekalus, realiai nelabai suprantam, kas yra kas, nes realiai žinom tik tai po sriubą, banh mi ir kitus patiekalus, bet šitą vietą bent jau kiti apžvalgininkai rekomendavo kaip vieną populiariausių vietnamiečių vietų, kur paragauti būtent jų vietinių patiekalų. Tai pasiėmėm Hu Tie Nam Vang Not ir Hu Tie Nam Vang Ho. Aš manau, kad jums nelabai ką tai sako, bet pažiūrėsim, kaip atrodys patiekalai. Yeah. Labas rytas. Labas rytas, atkeliavom į pusryčių vietą. Jeigu mes prieš taip kalbėjom savo viešbutį ir sakėm, kad už 35 eurus kaip ir toks gal ir pusė velnė ir panašiai, tai nuėjęs į pusryčių vietą aš šiaip realiai drąsiai mokėčiau 20 eurų šiaip dienų už tokius pusryčius. Mes turim rooftopą, kuris realiai, jeigu Vilniuje turėtum tokį vaizdą, tai iš rooftopą paimtų po 50 eurų. Ir pusryčių pasirinkimas tikrai yra platus. Gal meilė, tu pradėk nuo savo, ką tu užbatei ir kas tau labiausiai patiko ir ką? Pirmiausia, tai pasiėmiau atsigerti, nes labai karšta ir norėjosi. Tai po to paėmiau vaisių. Čia realiai visus ir paėmiau vaisius, kurie tai nebuvo labai daug pasirinkimo, bet labai skaniai gražiai atrodė. Tai iš vaisių aš matau dragon fruitas. Aha. Arbūzas ir ananasas. Okay. Jo, o iš maistelio tai pasiėmiau vištienos,
Tai aš kaip imdama aš savo maistą pagalvoju, kad kaip pietus, žinai, imčiau ruoščiaus. Čia ryžiai, aš irgi iš to pasiėmiau, tai čia su kiaušiniu turbūt ir su dar kažko. Jo, su porais, kiaušiniu, matau, ir dar kažko. Nu, paskui paragausim, pasižiūrėsim, ką suprasim, ką mes čia valgom. Bet, nu, visai paprastai, skaniai, atrodo. Jo, pas mane yra jautiena, tik aš dabar gal stiuvė, tai reiškia čia tie, kur kaip tiesiog virta, troškinta, reikia troškinta, tada makaronai, aš tiksliai neprisimenu, bet man jie labai priminė pataja makaronus, tai turbūt čia yra kaip rice noodles. Ir kadangi aš kaip pamatau viešbučius dažnai būna atskirai kepa omletus, tai jau iš karto atsiprašau, kad man iškeptų. Ir jie labai cool padaro, nes matau tą omletą ne tik, kad tiesiog pateikia, bet jį ir suvynioja kartu su ingredientais pasirinktais. Žemaičio forma. Jo. Lietuviškos forma. Tai čia ėmiau, klausiau, ar viską, sakau, viską parakausim, tai sudėjo viską, ką turėjo iš gretimų ingredientų. Ir aišku, standartiškai saltytės, čia turbūt gal apelsino, ne? Apelsino. Ką, skanaus? Skanaus. Iškeliavom iš viešbučio, dabar mūsų maršrutas, Gabrielė, pasakyk, koks yra. Einamės dabar į centrinį paštą, populiarų į centrinį paštą Vietname, pasižiūrėsim. Jo, per tą laiką dar pasižiūrėsim, kaip šiaip bendrai vaizdai, nes keliavom realiai kol kas tiesiai nuo mūsų viešbučio. Dar 30 minučių kelio rašo pėsti. Tai čia kiek gaunasi, apie keli kilometrai? Virš 2. Iš 2 kilometrų, tai pasižiūrim, kuo gyvena Vietnamas. Sustatė mūsų kokosų pardavėjas, jisai apie 2 € toks mini mažiukas, tai būkite atsargus, jeigu su bet kuo bendrausite gatvėje, realiai vis tiek bando parduoti brangiau ir kaip ir galvoja, kad bus tiesiog mandagiai panašiai, bet dažniausiai tokius turbūt kokosus pasižiūrėsim vėliau, bet net turbūt po €1 ir pusę € gal net galima nusipirkti. Va, skanaus, meilė. Ačiū. Ir kaip skonis? Geras. Gaivus? Aha, šaltas, tai labai gerai. Nusipirkom labai įdomių atviručių ir išsiųsiu savo draugiai ir tėvams į Lietuvą. Tai reikės dabar užpildyti, parašyti ir išsiųsim. Hello, I would like to ask how much cost to send a postcard to Lithuania to Europe? About 28,000, yeah, okay. Kokia kaina, meilė? 28,000. Tai čia realiai euro nekainuoja apie 0,80 €. Jeigu taip sakė, jeigu tai yra tiesa, tai taip. Jeigu gerai supratom, nes dar būna, žinai, kainuos, paskui dar tas kainuos ir tada gausis kokie 10 € viena atvirutė. Pasižiūrėsim, bet gerai, pasižiūrėsim. Tai vat išsiuntėm 3 laiškus, 3 atvirutes į Kauną, Vilnių ir Marijampolę. Tai įdomu, kada gaus iš tiesų ir ar iš vis pasieks Lietuvą. O bendrai, tai kiek prisimenu, atrodo 9,96 €, tai realiai apie 10 € kainavo tie 3 vokai ir siuntimas, tai realiai tikrai nėra brangi pramoga. Ir pats turbūt fainiausias dalykas čia jausmas buvimas, nes iš tiesų milžiniškas tas post office'as. Yra atmosfera tokia faina, melodija kažkaip kaip meditacijos irgi paleista, tokia lengva azijietiška muzikėlė. Ir kas fainiausia, kadangi aš vis tiek daugiausia filmavau tiesiog, tai kad čia yra vėsu ir laukia nors yra 38 laipsniai karščio, tai čia labai gerai tiesiog net nesiunčiat, bet pabūti šitoje vietoje norint atsivėsinti. Ir aš dar iš tikrųjų galvoju, kad labai bus daug turistų, kai ateisim, bet iš tiesų pagrindas tai yra vietiniai žmonės.
kas irgi nustebino. Aišku, yra vienas kitas ir turistas, bet nėra tokia didelė jų masė, tai irgi tas buvo labai faina, autentiška, paprastai ir smagiai. Ir labai faini patys tie žmonės, kurie čia dirba, su šypsena viską tau ir pasako, ir padaro. Tai visai jau skaitau pravangą, nors su Gabrielė prieš tai kalbėjom, kad galvoja, bus žiauriai boring, nuobodu ir panašiai, bet realiai patiko. O dabar kur mes keliausime? Gerti kavos. Keliaujame. Atvykom į Merakį kavinę. Aš užsisakiau Ek Coffee, populiarią Vietnamo kavą. Ir pirmą kartą išbandysim. Kvepia tai labai gerai. Reikia kažkaip, man atrodo, išsimaišyti ją pirmiau prieš. Kaip skanis? Dabar, žinai, ką paėmiau tos kakavos pudros daugiau, tai nelabai supratau. Palauk. Jaučiasi tas kiaušinis? Šiaip tai skani, įdomi labai. O pas mane yra kokos su kava, tai aš kaip suprantu irgi viena populiariausia vietnamietiška kava, nes turbūt 3 yra populiariausia: vietnamietiška, kiaušinių kava ir kondensuoto pieno. Kondensuoto pieno, aš nežinau, gal jie ir turi būti specialiai parašę, bet buvo tiesiog milk coffee, tai spėjo tikrai ten nebus kondensuoto, ragaujam šitą. Štai jau matau, kad bus šalta kava. Šaukštuku įsimaišau. Su kažkokiu pridėta kaip, nežinau, čia dripsnių ar kažko ant viršaus. Žiauriai gerai. Nes ir šalta ir gaivi, nes aš langą 38, tai norisi gaivintis. Ir tas kokos tokį duoda egzotiškumą ir labai labai gyvi. Meilė paragauk kartu. Geras. Man šitas skanesnė. Aš sakau, ir Man šita tikrai skanesnė. Bet čia esminis momentas yra, kad ji dar šalta. Tas šaltis, žinai, ant karščiai. Man atskanė. Aišku, žinai, bus labai įdomu paragauti kitur. Nežinau, mūsų pirma Coffee, galbūt irgi kažkokie skirtumai bus. Nusipirkom banmi ir kaina pirmin. Kokia, Gabrielė, yra? Sumokėjom 30 000. 30 000, tai čia realiai net, apie €10 kažkas tokio. Iš vietinės prekystalio Gabrielė sakė, kad bijo valgyti, tai davė man pirmam. Aš kažkaip Bankokė jau įpratęs, man kaip tik realiai patinka tie kioskelį, kur būtent tą prekiaujo, nėra už 30 pasirinkimų ir dažniausiai tada nei tas gerai, tai pasižiūrėsim. Šiaip kaina tikrai nėra didelė, ragaujam. Okay, pirmas karštis. Minusas karštis, galvoju, kad jis labai sausa bandelė. Padažai mažai ką gelbėjo. Bet pats vidus labai skanus. Gabrielė vis dar labai bijo valgyti, matote ją reakciją. Nu, kaip vertini banmi? Kiek duodi balų? Dar net nesuprančiau. Normaliai. Ne per sausa tau? Ne, dabar kol kas ne. Tai kiek duodi balų, meilė? Nežinau, 5. 5 balas bandy, pirmas kol kas prastokas. Aš duosiu kokius... Lemba, aš duosiu 7, nes aš sakau, jeigu būtų tik tai ne tokia sausa, tai būtų viskas kaip ir nice, bet šiaip kaina euras už tokį reikalą, tai visai kinda nice. Realiai kaip mūsų lyginimui kebabo, tai bandy yra Vietname lygiai tas pats.